You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! 1-2-3, tai ką, sveiki gyvi, brangus 13 geimo klausovai ir žiūrovai. Mes vėl pas jūs, aš Tomas Ganusauskas, šalia manęs Ervinas Kvitkauskas. Ir šiandien turim ypatingą viešnią, pirmą kartą pas mus, pirma Lietuvos raketė, Justina Mikulskytė. Justina, labai smagu. Ačiū, kad pakvietėt, taip, labai malonu dalyvauti jūsų podcast'e pirmą kartą. Nebaisu? Šiek tiek, kaip čia bus, bet visai normaliai, viskas gerai, jo. Klausyk, tokį klausimą iš karto, kad viskas lengviau būtų. Justė ar Justina, kaip tave vadina draugai, pažįstami, šeima? Visaip. Aš girdėjau net Justukė, kaip sakė treneriai. Jo, Šiauliuose būdavo dar kaip jo augau, tai jo vadindavo ir taip. Bet šiaip visaip įvairiai. Justina dažniausiai tie žmonės, kurie gal mažiau pažįsta, bet Justė, kurie daugiau žino, seka. Jo, bet mano šeima, tarkim, Justė vadina. Tai jo, tai tu kaip patogiau, netvarkoj. Aš dar vieną dalyką išduosiu žiūrovams, gal tave biškai pabarsim čia pradžioje, kad būtų, aš peržiūrėjau mūsų messengerius surašinėjimus, tai pirmas kartas, kai aš tave kviečiau į 13 geimą, buvo 2 metų gegužė, tai tu 2 metus nuo mūsų bėgai, pagaliau atbėgai. Jo, nebėgau, bet tikriausiai tvarkaraštė susidėlioja taip. Jo, bet mes čia buvom irgi žaidėm Vilniuje, Biličinkį. Čia jau ko gero gal buvo, gali būti. Jo, tada kaip kilom, jo. Bet labai džiugiuosi, kad šį kartą pavyko dalyvauti. Kiek laiko Lietuvoje praleidai per metus? Maždaug? Maždaug gal kokias, iš tikrųjų nežinau, bet gal apie 5 savaitės, taip viskas sudėjus. Plius minus, jo. Priklauso. Kartais, jeigu, tarkim, kokia maža trauma, tai grįžti į Lietuvą pailsėti, bet daugiausia vis tiek keliauji, varžybos, po to treniruotės ir vėl keliaujant toks tenisininko gyvenimas. Be to tenisininko gyvenimo tokio ir kelionių visų šiaip, ta prasme, kur yra tavo, dabar, sakykime, namai, tu žinai, kur tavo bazė? Kur tavo bazė? Ant lagaminų. Ne, o iš tikrųjų tai dažniausiai grįžinėjau į Prancūziją, tenai treniruotis tarp turnyrų, nors ir ten negaliu sakyti, kad ten mano namai. Tai aš tokių kaip savo namų neturiu dar, bet jo, tenai grįžinėjau, dažniausiai tos pre-seasonus irgi darau paskutiniais metais ten. Ir jo, jeigu būna savaitė kokia, tarkim, treniruočių, tai Prancūzijoje ar kelios dienos irgi tiesiog patogiau ir daugiau treniruočių partnerių. Ir jo, mano draugas irgi ten gyvena, su kuriuo aš treniruojuosi. Tai, jis tavo treneris? Jo, taip, šiuo metu taip. Ir tiesiog taip susiklosti, kad patogiau grįžinėti tenai. Lietuva šiek tiek yra toliau ir dėja nepavyksta taip grįžti dažnai, kaip galbūt norėčiau, bet vis tiek Lietuva yra mano namai, tai visada smagu sugrįžti ir būti Lietuvoje. Tai latė su kruasanu prancūziškai jau gali užsisakyti? Jo, tikriausiai galiu. Tenisininkų bazė yra dažniausiai tose vietose, kur lengviausiai yra ruošti sezoną, ir daugiausiai turbūt ir praleidi toje vietoje, kur jau būna pre-seasono tie reikalai. Jo, tai tarkim šiais metais ir paskutiniais metais prieš buvom pietų Prancūzijoje, nes senai geresnis oras ir lauke, tarkim, žaidėm gruodžio mėnesį, ten sausio pradžioj, tai tas irgi faina, kad gali ruoštis lauke ir, tarkim, pradėti metus galbūt kažkokiam turnyre lauke, kas ir dažniausiai vyksta teniso turnyruose, jeigu seki tą pagrindinį tvarkaraštį, tai didžiausi turnyrai būna lauke. Bet tai manau į naudą treniruotis, kur šilčiau, šiek tiek geresnis oras. Tu šiuo metu balansuoji, sakykim taip, 3 šimtuko pradžioje, jeigu kalbėt apie reitingą, ar ne? Iš esmės tavo aukščiausia pozicija yra 200, dabar galvoju 3 ar 4. Ar tas reitingas, ar tavas meras, sprendžiant pagal reitingą, ar galėtum pasakyti, kad dabar žaidži geriausią savo tenisą karjeroje? Negaliu sakyti, kad žaidžiu geriausią tenisą. Aš manau, kad aš galiu žaisti geriau, nes yra tikrai daug detalių žaidime, kur galėčiau patobulinti. Tai tas yra gerai, nes aš nejaučiu, kad aš dar pasakiau viską ir jau nebegaliu pajudėti į priekį. Tai manau, dar tikrai aš galiu tobulėti, bet jo, nėra lengva, bet tikrai nesakau taip, kad 200, va čia mano maksimumas. Manau, kad tikrai aš galiu žaisti iki 150 tikrai, nes apskritai visos žaidėjos ten nuo 150 iki 300 labai panašus lygis.
Tiesiog gal susiklosto taip, kad kažkurios pasirenka geresnį tvarkaraštį tenai, kažkur gal toliau nuvažiuoja, geriau sužaidžia ir kartais tai padeda tiesiog viską apversti aukštyn kojom ir turėti labai gerus metus. Tai jo, tvarkaraščio pasirinkimas kartais įtakoja, bet nesakau taip, kad tarkim 300, kuri žaidžia žaidėja, kad negali aplaužti ant 150. Tikrai lygis yra labai panašus ir tik smulkmenas skiria žaidėjas. Tai tikrai nemanau, kad esu savo maksimum ir manau, galiu žaisti daug geriau ir reitingę taip pat pakilti. Tai tikiuosi, kad pavyks tai įgyvendinti. O dabar jau patirties vis tiek jau daug turi, jau esi pakankamai, sakykime, daug ir turnyrų sužaidus, daug metų tenise. Atėjęs jau į tas laikas, kai jau supranti, kad jau gali daug daugiau pagal varžovą žaisti, nes, pavyzdžiui, kai jauni žaidėjai ar nežaidžia, tai dažniausiai dar vis tiek savo žaidimą glūdina, ten varžovus mažiau žiūri ir gal labiau žiūri į tą procesą, ar ne? Pas tave turbūt jau atėjęs tas laikas, kai jau reikia tas pergalės, ar ne, rinktis, tai jau tik, kad ta patirtis duoda savo tokius dalykus. Jo, tikrai, tarkim, jeigu žaidži prieš kokį jaunesnį žaidėją, tai netgi kartais galvoju apie tai, kad tu turi daugiau patirties, kad galbūt ten jeigu labai apylygis rezultatas, kad mačo galėtų vis tiek gali perimti iniciatyvą, nes galbūt priešininkas pavargs ar, jauti, bet tikrai, tarkim, šiais laikais teniso lygis yra tikrai aukštas ir visi žiauriai daug dirba ir, tarkim, tos mergaitės, kurios yra 16-18 metų, jos netrodo kaip 16 ar 18, ten visos aukščiausios raumenų masė tikrai matosi ten. Visos yra pasiruošusios žaisti aukščiausio lygio tenisą, tai jeigu tu dabar žaidi ten jaunesnio amžiaus varžovę, tai tikrai nereiškia, kad tau bus lengva. Visos keliauja po pasaulį, žaidžia tenai, turi komandas, sponsorius ir taip toliau, tai manau visos yra ir gali žaisti aukštame lygyje, bet po to aišku priklauso ir nuo motyvacijos, galbūt psichologiškai gali jaunesnės varžovės šiek tiek išeiti iš mačo ir taip tu gali atgauti pranašumą, bet visas gali žaisti, tikrai nereikia nurašyti nei vienos varžovės, netgi žemesniam turnyre, kai kurios tik pradeda savo karjerą ir visas gali tikrai. Tu paminėjai, dabar pasakodama tą 150 iki ribą, sakė, ar ne, 150-300 viską, o jau ten, kur dar po žemiau 150 ten jau kitaip, geriau. Nes aš įvairių tų klasifikacijų girdėjęs, ten pavyzdžiui, dažnai vis šneka apie pirmą šimtuką, kaip vietą, kad ten jau yra kitaip, žinai. Tai pirmas šimtukas, manau, taip ir yra pas moteris irgi. Aišku, po to priklauso nuo reitingo, kaip viskas susiklosto, bet labai panašu, bet galbūt yra daugiau disciplinos, aišku, ir didesnės komandas turi to žaidėjas, ten realiai nieko tikriausiai nereikia joms rūpintis, bet to, kad reikia tiesiog išeiti kortą, atidirbti. Treniruotis ir žaisti. Turi ten kineziterapeutą, kuris šalia tenai daro su ten apšilimą, sako kiekvieną pratimą, kaip daryti, kur ten po treniruotės irgi ten recovery, viską daro treneris, ten gal netgi ne vienas, ten po to koks agentas tenai užbukina visus bilietus tenai. Tai turi didelės komandas, tai man atrodo irgi, jeigu paimtum žaidėją, tarkim, 200 ir tu dabar viską jai darytum, tai gal jie tikrai pakiltų, nesau, kad ten būtų top 50, bet man atrodo padėtų. Kalbant apie tą fiziškumą užsiminį, ar ne, jaučiasi dabar, kad, nes visam sporte visi kalba, kad ateina tokių atletų karta, ar ne, kad tas labai svarbu. Jaučiasi, kad tenise irgi tas yra labai pasikeitę. Tikrai jaučiasi. Robotų. Tikrai jaučiasi. Kartais netgi, nežinau, pas vyrus, kaip gal šiek tiek mažiau, bet pas moteris būna, žiūri žaidėjas, atrodo, ir technika, ir, toks robotas, bet ten fiziškai ir tiesiog viskas disciplina paremta. Ir to žaidėjas irgi yra gan sėkmingos ir turi aukštą reitingą, bet, robotas, ten nėra ten kažkokio jausmo ar talento, tiesiog ateina ten, ką tenai, nežinau, 1000 kamuolių per treniruotės tą patį smūgį darė, tai per mačą irgi tą patį. Jo, tai yra ir tas fiziškumas taip ir pasirodo, bet aišku, o jeigu talentas ir fiziškumas kartu susideda, tai ten iš vis, ta prasme, labai gerai ir... Turi kokį nors jaučiasi. pavyzdį talento ir fiziškumo vienoje vietoje? Kas, turi kokį nors, nežinau, idealą tenisininko, tenisininkės, kur,
Vat taip turėtų būti šitas žaidimas žaidžiamas. Ta prasme, man atrodo, šiais laikais labai daug yra tokių, bet aišku, pasižiūrint į Sabalenką, tarkim, jinai yra aukšta ir fiziška, ir agresyvi žaidėja, ir talentinga. Tai jo, arba Mira Andreeva dabar irgi, vat, kuri ten iššoko į teniso aukštumas. Nu jo, yra tikrai daug talentų ir kas susideda su fiziškumu, bet man atrodo auga, tarkim, Čekija turi labai daug žaidėjų, tarkim, viena dabar žaidėja 18 metų irgi tenai atrodo fiziškai, nu, žiauriai stipri ir galingai labai žaidžia. Apskritai Čekija, tarkim, žiauriai maža šalis, bet dabar jeigu pasižiūrėtumėt, kiek daug žaidėjų turi, ir, tarkim, jaunesnė karta tenai visas reitinguotas, ten netgi 15-kinės, 16-kinės, tai tikrai visi klausia, kaip jūs... Kur paslaptis, ar ne? Kokia paslaptis čia? Turi kokių nors minčių, kur yra jų paslaptis? Ta prasme, sako, kad mes turim daug žaidėjų, tenai vienas klubas, kitas klubas, galim kartu treniruotis, tai tas labai svarbu, bet kažkur buvo viso to pradžia, tai jo, iš tikrųjų labai įdomiai. Kaip dabar apibūdintum, jeigu, pavyzdžiui, kažkas paklaustų tavęs, koks yra tavo tenisas ir kokį tu labiausiai mėgsti žaisti, kaip tu apibūdintum? Jo, manau, kad vis tiek man patinka labiau diktuoti tenise, būti to mačo lyderė. Tai va tas agresyvesnis tenisas. Jo, bet manau, kad per pastaruosius metus vis tiek išmokau šiek tiek to laukimo, stabilumo. Ne taip, kad gal kaip žaidžiau jaunėse, kur buvo ten bam, bam, bam ir viskas. Tai jo, tas irgi svarbu, ne kad prasidaužyti ten pirmais kamuoliais, bet įžais tą kamuolį, bet reikiamų momentų vis tiek agresyviau ir mokėti užbaigti tašką. Manau, tai yra irgi šiuolaikinis tenisas, nes jeigu pasižiūri į ten, kad ir top 100, dažniausiai tos lyderiaujančios tenisininkės, jos yra agresyvios ir pačios moka laimėti taškus. Ar teisingai suprantu, kad tau labiausiai patinka žaisti ant hardo? Nepasakyčiau visiškai taip, todėl kad kartais žaidžiu ant hardo ir po to sakau, gerai, einu ant grunto ir tada iš kažkur geriausias turnyras atsiranda. Jo, tai šiaip nėra taip, kad oi, nežaisiu ant grunto, vien tik hardas. Ne, dar, tarkim, dabar ateina vasaros sezonas ir ant grunto žaisiu turnyrus. Ir... Tiesiog nes turbūt turnyrų daug daugiau, ar ne? Taip, daugiau turnyrų, ypač Europoje. Ir tikrai nėra, kad bijau to grunto, tikrai ir smagu ant to grunto man žaisti. Ir kartais tikrai ir galiu gerai žaisti. Daugiau aš tiesiog, žinai, paklausiau, nes aš tavo mačius turbūt kiek mačiau, tai mačiau visus ant hardo ir labiau sprendžiu iš trajektorijų, nes tu vis tiek man iš šono atrodo tavo smūgiai yra plokšti, nu aš šitągi grunto tenisą visai kitaip įsivaizduoju, su visais persukimais, aukštai šokančiais kamuoliais, pas tave palauk nebūna. Yra taip daugiau, tarkim, pasižiūrint ten Vilių, kaip suka kamuolį, ir tie kamuoliai šoka pas moteris, gal net toks skirtumas, aišku, ten yra Ispanijoje pilna žaidėjų, kurios suka tą kamuolį, bet jo, pas moteris gal yra šiek tiek mažesnis tas skirtumas, bet aišku, kurios gali prisiderinti būtent ant grunto, tai joms tik tais pliusas žaidžiant tas žaidėjas, kurios yra agresyvios, bet jo, nėra taip, kad nežaidžiu ant grunto, žaidžiu ant grunto ir visai gerai kartais sekasi. Tu per karjerą, jeigu aš teisingai suskaičiavau, tiksliau, jeigu Viki teisingai suskaičiavo, esi laimėjusi 7 ITF pro turnyrus vienetų ir 24 dvejetų. Reiškia, tau labai patinka dvejetai? Nepasakyčiau, kad man labai patinka dvejetai. Tiesiog taip susiklostė. Man atrodo, šiek tiek yra lengviau žaisti dvejetus. Ypač universitete, tarkim, Amerikoje, man atrodo, labai patobulėjau dvejetus. Nors, aišku, visada patiko ten iš oro žaisti ir taip toliau. Bet Amerikoje kartais turėdavom vien tik dvejetų treniruotės, kas dabar aš to net nebedarau. Ir... Tai dvejetas čia yra tiesiog tokia, kaip čia, pamokinė veikla, sakykime, ar ne, turnyruose? Kartais taip, arba tokie kaip ekstra papildomi mačai, kurie tau gali padėti vienetuose. Gera treniruotė. Jo. Bet tarkim, šiuo metu, tarkim, galvoju, kad aš kartais gal per daug tų dvejetų žaidžiu ir norisi dabar susikoncentruoti galbūt labiau ties vienetais, nes pagalvoju, kad dvejetai per daug energijos išeikvoja, nes kartais žaidi ten mačą, sakykime, pirmų išleidimų, ten 10 val. Pabaigi 12 ir turi visą dieną laukti savo dvejetų mačo kortose, tai prarandi daug energijos
Ir kartais pagalvoju, gal kai kuriuose turnyruose geriau tiesiog vienetų žaisti ir tada sužaidi, ilsies ir koncentruojas taip ties vienetus. Jo, bet jeigu aukštesnis turnyras, tai vis tiek, manau, gera galimybė ir jeigu turi partnerę, kuri patinka, gerai žaidžiasi kartu, tai jo, vis tiek smagu kažkaip mažiau streso irgi dvejetai visai, man atrodo, kitoks žaidimas. Ir ypač dabar, turbūt, kad žaidžiant dvejetus ar net važiavus žaisti už rinktinę, tas irgi naudinga. Jo, tai va tas irgi svarbu, nes tarkim, jeigu nežaistum niekada dvejetų, tai atvažiuotum ir tu žinai, kad tau tikriausiai reikės kažkada žaisti lemiamą dvejetų mačą ir tu taip nežinai, ko tikėtis, o dabar vis tiek taip galvoju, vis tiek aš žinau, ką darau dvejetų kortai. Ir Patricija, tarkim, irgi žaidžia daug dvejetų, jai patinka, tai man atrodo, mes abi sudarom gan neblogą komandą šitam lygiui, tai tikrai pakelia mūsų šansus laimėti prieš kitas komandas. Jūs, žiūrėk, tokį klausimą turiu. Aš atsimenu, čia Laurinui baigus karjerą, mes čia sėdėjom irgi 13 game ir uždavėm Laurinui klausimą, ar jis turi kokiu nors, kaip čia, ar gailės, ar dėl sprendimų tam tikrų karjeroj padarytų, turi tam tikrų, nežinau, gailisi kažko ir taip toliau. Tai jo atsakymas buvo plius minus toks, kad aš ko gero per ilgai užsidėjau futuresuose ir turėjau žaisti daugiau challengerių, galbūt bandyti ATP turnyrų kvalius ir taip toliau. Atsakė, ta vieta vienintelė, dėl kurios apie kurią aš kartais pagalvoju ir dėl kurios man skauda galva. Aš tavęs labai pasiilgstu WTA turnyrų kvaliuose, pavyzdžiui, ir tai turbūt nėra tik reitingo klausimas, aš galvoju, nes aš specialiai pažiūrėjau, šią savaitę vyksta Bogotoje ir Čelstone 2 turnyrai, tu būtum kvaliuose sydas su savo reitingu. Netgi Bogotoje būčiau patekusi į pagrindą. Gali būti. Net buvo taip nukritęs. Ta prasme, ar čia yra kažkoks sąmoningas sprendimas? Jo, būtent dėl šios savaitės, tai tikrai sąmoningas. Taip, šią savaitę aš suprantu, bet nekalbėkime apie šią. Kiekvienais metais būna Bogota, būtent šią savaitę, prieš. Ir taip atrodo, kai dabar važiuosiu į Bogotą ir sekti. Tie turnyrai matyti yra silpnesni dabar, nes vyksta Billie Jean Kingas, ar ne? Kai kurios žaidėjos būna, kad žaidžia tą turnyrą ir jo šią savaitę žaidžia Billie Jean King turnyrą Europoje. Tai yra tokių, kurios... Bet šiaip, iš esmės, ta prasme, tu galvoji išsibandyti kažką? Jo, ta prasme, aš tikrai galvoju, ta prasme, aš visada užsiregistruoju ir viską. Tik, kartais būna toks klausimas, ar labiau apsimoka žaisti tenai 75, ten WTA, tą W turnyrą ITF-o, ir būti statytai, ar žaisti ten kvalį WTA. Tai kartais, jeigu esi statyta, žaisi žemesnio reitingo varžovę tikriausiai pirmuose 2 mačuose, o ten, tarkim, 125 kvalį, pirmam rate tenai 6 taškus gausi. Tai, ne, už kvalifikaciją 6 taškus, tai jeigu didesnė lentelė, tai netgi ten 4, man atrodo, tai gauni daugiau taškų už pirmą ratą ITF-o turnyre. Nes pas vyrus ir moteris yra šiek tiek kitaip. Man atrodo, irgi daug kas nesupranta to, kad pas moteris ITF-ai yra iki 100. Taip, jie jau ten challengerių tam tikros. Tai čia kaip challengeriai pas vyrus. Pas vyrus ITF yra iki 25. Tai jo, tai visada tą bandai pasvert, ar tu ten būsi WTA statyta, nestatyta ir kaip geriau daryti. Bet aš suprantu, žinai, tos rizikos, aišku, kad yra daugiau WTA, bet turbūt ir aukso podas yra didesnis gerokai. Būna, būna, kartais galėjau ten nuvažiuoti, arba, buvo, kai ir žaidžiau, ir turėjau daug galimybių, bet nepasinaudojau, tarkim, mačą galbūt, kur tikrai galėjau laimėti, pralašiau ir... bet visada toks yra, nežinai, kaip geriau daryti, ar ten, tai toks, bet aišku, norisi, nustengsiuos. Pažadai šiemet mums, kad mes tai pamatysim, kur nors WTA kvalyje, ar pagrinde. Tikrai pamatysit kažkur, tikiuosi pagrinde, bet bet visada stengiasi pasvert viską ir pasirinkti geriausią variantą. Aišku, kartais nepasirinki geriausią variantą, nes irgi WTA dažniausiai visas išsibraukinėja paskutiniam akimirkom. Tai negali žinot, kaip kur atsidursi, ar ne? O reikia išsibraukti tau jau anksčiau, nes, žodžiu. Iš ITF-ų. Taip pat irgi toks. Bet labai sunku iš tikrųjų tvarkaraštį dėliotis, pasirinkti, kur geriausia, bet stengsiuos. Pasirinkti geriausiai, kaip... Dabar laukiam, dar Grand Slamų kvalifikacijų. Taip. Tikiuosi, kad pateksi šiemet. Tikiuosi, tai Roland Garrose, kaip ir kalbėjom, tenai
kaip ir turėčiau patekti, bet negali žinot, kaip kitas sužais, ne viskas nuo manęs priklauso, tai bus matyti, dabar šiuo metu esu ant pačios ribos, jeigu, tarkim, šiandien užsifryzintų ten tas sąrašas, tai patekčiau, bet viskas gali keistis, nes yra dar kita savaitė ir dar kita, kur skaičiuojasi reitingas ties to sąrašu. Tai jo, tai bus įdomu ir viskas bus aiškiau jau po 2 savaičių. Tai tikiuosi, kad pateksiu, bet negaliu sakyti, kad 100%. Tu 3 kartus žaidėjai kvalius, ar ne? Jo. Ne pergalių iškovoti nepavyko. Šiaip iš esmės tas Grand Slamas yra kitas žvėris palyginus su... Jo. Nu, ta prasme, ne tai, kad kitas žvėris, bet atrodo, tu žaidi ne vien už save, bet už daugiau žmonių, nes atrodo visus metus žaidi pati viena, nu realiai, tu važiuoji iš vieno turnyro į kitą turnyrą, žaidi, ten kas seka, kas neseka, bet atrodo žaidi Grand Slamą ir kažkaip visi pradeda sekti. Jo, tenai nuo šeimos narių išsiplėtimo iki apskritai ten Lietuvos. Tai atrodo, ir netgi šiaip žmonių ateina palaikyti ten iš Lietuvos, nu, kurių tu net nežinai. Tai jo, toks atrodo susidomėjimas iš niekur, tai toks didesnis gal spaudimas, bet aišku, tu ir žaidi dėl tų Grand Slamų, tarkim, tai yra tenisininkų motivacija, man atrodo, visi tie keli mėnesiai tarp Grand Slamų, tu stengiasi tą reitingą pakelti, kad tenai patek. Čia toks yra tikslas. Nes, nu, jeigu ne Roland Garrosas, tada Wimbledoną, manai, tada tą. Nu, tai jo, tai čia toks pagrindinis tikslas. Tai čia turbūt motivacija ir finansinė yra didelė pakankamai. Nu, jo, nes man atrodo, visiems tenisininkams, jo, toks finansinis irgi postumis ir kiekvienas mačas laimėtas Grand Slamuose tikrai yra daug didesni pinigai. Ne iš kišenės, o į. Jo, daug didesni pinigai, nei kad, nu, žaidžiant ten mažesnius ITF turnyrus ar Challengerius, jo. O tvarkaraštį sudarinėjant, pavyzdžiui, yra, kad kartais pasižiūri į valstybės, kurios ten tau labiau priimtinas ar ne, kaip vyksta, pavyzdžiui, ir kuriuose gal labiausiai patinka žaisti, ar yra taip, kad kur laimi paskui, pavyzdžiui, tai jau geri atsiminimai. Jo, tarkim, bet atrodo toks šitas dalykas pastoviai mokaisi dar, netgi dabar šitą nuvažiavai, nepatinka, žinai jau, kad kitais metais ten jau nebegrįši, bet tarkim, jo, yra vietų, kur atrodo gerai jautiesi ir žinai, kad jau sugrįši kitais metais. Tarkim, Prancūzijoje žaidžiau, kur laimėjau 50 ten tą turnyrą. Praeitais metais padariau finalą, o užpraeitais finalą, o praeitais laimėjau. Tai atrodo, va ten kažkas yra, kas, nu... Tai šiemet jau nebevažiuosi, nes nebėra ko sekti. Nu, bet reikia ginti taškus. Reikia ginti. Jo, tai nežinau, tai aišku priklausys ir nuo ateinančių rezultatų, kaip vasara seksis, bet tikiuosi, kad nebereikės man ten žaisti. Apie Indiją turėtum gerų atsiminimų turėti. Jo, Indija ten sudėtinga, jo. Tai ten irgi laimėjai turnyrą 30 berods, ar ne? Jo, 30, jo. 25. Čia, žinai, tie klasikiniai būna Richardo keikimais į Azijos Challengeriuose į kamerą, kad daugiau į šitą turnyrą niekada. Ir aš dabar ką tik sutikau koridorių, čia visiems bus naujiena, Richardas išvažiuoja į turą į Afriką Challengerių. Rimtai? Jo, Afrika irgi turėtų būti įdomu ten. Afrika dar neteko ten, bet žinau, ten vyksta ir Burundi dabar buvo. Jo, dabar aš suprantu, čia yra ATV plėtra, tarpasme, šiemet bus 6 Challengeriai, berods jau keli buvo ir dabar dar šiek tiek tęsime. Nelengva tuose šalyse žaisti. Galbūt ne tai, kad fiziškai, bet psichologiškai. Ten po kiekvienos savaitės atrodo ir labiau jauties pavargęs. Tai jo. Ypač jeigu ilgesniam laikui, ar ne? Jo, aš tada buvau Indijoje praeitais metais 3 savaitėm, tai po 3 savaičių ten jau bėgom atgal į Europą. Ir turbūt be komandos ar su komandai tokios šalis? Ne, aš buvau su savo draugu. Okay, tai jo, tai vienai tai tikrai būtų dar sunkiau 3 savaitėm. Jo, tikrai nelengva. Bet... Kokie šokiai būna įvykiai, kai reikia per tas keliones važiuoti, skristi, lėkti, ką galbūt tokio iš labiausiai atsimeni, kas yra galbūt įdomu tas keliones, ko galima išmokti ir kas galbūt kas užknisa. Jo, tarkim, kai važiuoji į Indiją,
su maistu reikia labai atsargiai. Klasika. Tarkim, ten 3 savaitės valgėm tik ten kokius makaronus be nieko. Ir reikia būtinai paprašyti, kad ten tipo neaštriai, nes jeigu nepaprašys, ten atneša žiauriai aštriai, kad net neįmanoma valgyti, ten burna dega. Jam normalu, ne? Jo. Nu, tai valgai ten paprastus ryžius ir paprastus makaronus. Dar prisimenu, kaip važiavom, tai dar buvom įsidėję papildomą beveik lagaminą, maistą, tenai ryžius, ir, nu, kur galima į mikrobanginę įsidėti ir pasišildyti. Tai pirmą savaitę ten pietums valgėm vien tik tą. Jo, dar būna, kad netgi kortose pietum, nu, nėra ką valgyti. Tenai jie daro savo ten indišką, ten tą curry. Taip. Ir, jo, ir ten viską liečia rankom, tenai. Ne, ačiū. Buvo ten vienas, o ten iš jūs, man atrodo, pietų net nevalgydavau. Ten tiesiog iš savo ten kažką užkandžius valgėm. Nu, tai tikrai nėra lengva, bet tuos bent jau atsimeni tikriausiai visam gyvenimui. Kažkas, aš galvoju, dabar čia iš prancūzų tenisininkų Herberas ar kažkas tai nesenai pasakė, kad į Ameriką vežėsi savo šefą, nesakė, aš negaliu to amerikietiško maisto valgyti. Atsimenu, aš irgi skaičiau tą. Jo, tenai buvo tas. Tai net Indijos nereikia. Taip. Jo, aš skaičiau irgi. Lina Stančiūtė kol kas turi aukščiausią reitingą iš mūsų visų laikų merginų, ar ne, 197 berods. Ar reitingas bus pamuštas šiemet ar kitais metais? Gali pažadėti dabar į kamerą žiūrėdama visi. Jo, tai tikrai nėra taip, kad, čia mano tikslas pagerinti tą reitingą. Bet malonu būtų. Taip, ta prasme, aišku, kad malonu. Tai manau, kad tikrai yra toks viduj, kad aš tikrai pagerinsiu tą reitingą, bet čia nėra toks, kad čia dabar pasiekiu ir dabar čia jau viskas, galiu nebežaisti. Nu jo, bet vis tiek koncentruojasi ties didesniais tikslais, o tas, manau, tikrai apsivers anksčiau ar vėliau, tikiuosi. Bet, jo, tai būtų smagu, tai faktas, bet nėra, kad čia taip, o Dieve, čia būtinai turi dabar padaryti. Maža smulkmena, ar ne? O tu žinai, kad tu visai... Smulkmena, bet, tikiuosi, kad taip atsitiks. Visai nesenai pernai buvai šiaip pirma Lietuvos raketė įmant vyrus ir moteris. Vienu metu, kai tie jaunieji mūsų bernai dar kilo, Richardas buvo žinojai šitą? Jo. Girdėjai? Jo, girdėjau. Jo, bet, aš žinojau, bet, aš žinau, kad čia nieko nereiškia, ta prasme, vis tiek. Gerai, o paminėjai tikslus, ar ne, sezono, sakei, ta prasme, kad didesnius tikslus koncentruojasi, susitelkia visą kitą. Kokie tavo šio sezono tikslai? Kas būtų smagu sezono pabaigoje, sakytum, viską padariau, ta prasme, nežinau, reitingo prasme, laimėtų turnyrų prasme, kaip jūs juos formuluojat ir kaip jūs juos įvertinat? Sakyk, kuo aukštesnius, nežinau, pas mus visi, kas pasako, paskui viskas pildosi, tai gali užsimest biškai. Gerai. Tai man atrodo, vienas pagrindinių reitingo prasme, kad įsitvirtintuose 200, kad nebūtų pastoviai, kad čia dabar prarasiu 20 taškų, tai dabar nukrisiu už Grand Slamų, po to vėl. Nes toks pastovus stresas, atrodo, reikia žaisti vieną turnyrą, nes jeigu nežaisi, tada prarasi galimybę. Tvirta Grand Slamo kvalių zona, ar ne, bent jau? O po to, manau... Bet žinok, šauk aukščiau, nes čia dar taip... Tai manau, kad 150 tikrai galiu iki metų pabaigos, bet čia toks klausimas... Ar pavyks, ar nepavyks, nežinau, bet aš žinau, kad aš tikrai galiu. Taip. O toliau, tiesiog gerint žaidimą, tapti stabilesniai, galbūt įdėti daugiau įvairovės savo žaidimui, stengtis, atrodo, nors dirbam ties to ir tikrai kartais pavyksta ir išlaikyti tą gal susikoncentravimą kiekvienam mače. Ne tai, kad vieną turnyrą sužaidai gerai, po to vėl atrodo kažkur ta koncentracija palieka, kad visada bus susikoncentravus ir atiduoti visą maksimumą tiek už, tiek korti, kad savo suteikti didžiausius ir geriausius šansus pakilti reitingę, o man atrodo, jeigu viską padarysiu, tai tie rezultatai anksčiau ir vėliau ateis. Jo. O, sakykime, kad pakilti tą kitą lygį, ar ne? Reiktų pasirinkti dabar kokį nors vieną dalyką, ta prasme, kuris, tu galvoji, tau padėtų tai padaryti tikrai, nežinau, tai gali būti rėmėjai, nauji daugiau pinigų, nežinau, ten treneris, kuris ten, nežinau, tavo kairę, dešinę, ko tau labiausiai orą, ten padėtų sutvarkyti, ką tu pati jauti, ta prasme, kur tau labiausiai trūksta. Galiausiai, nežinau, vadyva, Ervinas tau bilietus užsakinėtų, nereiktų pačiai rūpintis. Ką pasirinktų? 220 paduota, ne? Labai geras klausimas,
Nes kaip tenisas yra individuali sporto šaka, tai viską tikrai darai daug ką pati ir daug sprendimų, kas atsitinka tavo karjeroje, yra, tu pati nusprendi, taip ar anaip yra ir kas ateina į tavo komandą. Bet kapas, tikriausiai, kad galbūt turėti didesnę komandą, kuri padėtų tau viską organizuoti ir būtų daugiau su tavim ir tau gal sakyti, dabar daryk tą, dabar daryk aną, tau čia dabar, gal iš to organizavimo vadybinimo viso, ar ne? Ir aišku, ir tenai ir tokia gal stabilumo, nes... Ir tada mes nenori atsirėmėm į pinigus turbūt, nes visą tai kainuoja. Viskas kainuoja. Atrodo, nors kaip esi tenai turi mažesnę komandą, kaip ir tipo viskas gerai, ten gali ir ten išvažiuoti, ir ten, bet vis tiek, jeigu nori tą didesnį žingsnį dėti, turi būti dar daugiau profesionalumo ir kartais vienai tikrai nelengva viską apžioti ir viską padaryti, nes atrodo, ten treniruojas, bet jau galvoji ten apie bilietus, kuriuos reiks pirkti, arba ten reikia susiorganizuoti tenai fizijo, arba tenai fizinį, tai tam parašyti, kad tu gautum tą viską, ko tau reikia. Tai jo, aišku, bet viskas atsiremia visada į pinigus. Bet vis tiek stengiasi, kad visko užtektų, bet nėra lengva, bet vat. O iš žaidybinės pusės, jeigu jau kalbant apie kortą, pavyzdžiui, kokie dabar tokie yra artimiausi, sakykime, tikslai, vis tiek nusistatai kažkokius tai, kur ne tik žaidybinį, bet kaip gerinti savo žaidimą, kokius komponentus žaidimo norėtum labiausiai? Tai atsakymas visus negalioja. Jo, tai galbūt būti dar daugiau pačiam lipti į kortą, tarkim, daugiau gal išėjimų iš oro, nes tarkim, aš kaip ir turiu kaip ir neblogą orą, tarkim, dvejetus, visai nieko, bet vienetose trūksta to išėjimo, atrodo visada taip prisibijai, kaip atrodo patogiau jauties atsitraukus, bet to reikia, tarkim, numatyti tą kamuolį, kaip jau priešininkui sunku ir kad tu pati galėtum žengti kortą ir ten užbaigti šorą, ir tenai tą swingvolą įsižaisti. Tai va čia toks žaidybinis komponentas, kuris, man atrodo, yra svarbu pereiti į tą aukštesnį lygį, nes kai pasižiūri kitas žaidėjas, kurios žaidžia aukštesniam reitingė, dauguma tikrai eina į šorą ir atakuoja, nes kartais negi žiūrėdama savo mačus, matai, kad tas kamuolys galėjau išeiti, bet po to vėl atsitraukė ir tada vėl praradai visą tą... Taip, iniciatyvą turėtų. Iniciatyvą, kurią užsidirbai per tašką, bet vėl praradai, tai vėl atsitraukė ir vėl viską iš pradžių reikia statyti. Aš žinok, pernai per Billie Jean Kingą su vienu iš trenerių žiūrėjom, kaip tu žaidi, irgi tai buvo lygiai tas pats, kodėl jinai eina prie tinklo, kodėl jinai galėjo, turi tinklą, į prie tinklo, nes varžovė vėl grįžta kur nors, ištraukia vieną kampą ir vėl 50-50 viskas iš naujo. Jo, bet šitą irgi, kad reikėtų gal per treniruotės daugiau akcentuoti, nes, tarkim, dirbam ten iš krepšio, kad prie tinklo, bet po to, kai pradedi žaisti taškus ir vėl kitaip viskas, tai gal reikia irgi daugiau žaisti tenai treniruočių mačų, taškų, kad būtent stengtis tuos taškus susikurti, kaip nėra taip svarbu per treniruotės, su laimės ar nelaimės, o kaip per varžybas kiekvienas taškas svarbu, tai tu jauties tiesiog patogiausiai, geriausiai daryti tai, kas savo komforto zonoje. Toks paskutinis klausimas, sakykime, pirmo seto, nelabai mes čia landžiam po kišenės ir piniginės visų, bet kiek tavo sezonas maždaug kainuoja, tu įsivaizduoji, ta prasme, ką, pro tavo reitingo vietoje esančio žaidėjos sezonas? Jo, man atrodo, irgi toks čia labai individualus klausimas, nes kiekvienas žaidėjas išleidžia skirtingą sumą. Bet manau, su kelionėm viskuo 70 000 drąsiai gali būti. Dugnas, ar ne? Jo, jeigu turi antrą žmogų, su kuriuo keliauji, jo, nes vis tiek ir skrydžiai, ir viešbučiai, ir maistas. Jo, ir dar, aišku, turi mokėti pinigus, ta prasme, ir ten fizinio treneriai, ir tenis. Tai tikrai susideda, bet čia tokia minimali visada gali išleisti dar daugiau. Biudžetinis variantas. Jo, aišku, ir ten fizija, ir tokie atsistatymo dalykai, bet visada gali išleisti daugiau, kaip ir sakiau, jeigu turėsi didesnę komandą,
tai visi žmonės kainuoja ir niekas daryti už dyką nenori. Tai jo, tai gali eiti ir iki 200 000. Ta prasme, čia limito tokia kaip Fantazijos reikalas jau būtų, ar ne? Tarkim, aišku, būna žaidėjai, kai pasižiūri ten tos topinis, tai jų komandos realiai Į boksą netelpa. su jais. Tai tenai, o jie ir turi tenai, nežinau, 4 žmonės, pastoviai, kurie keliauja tenai po pasaulį. Tai tie žmonės irgi aukoja savo šeimą, savo namus, bet atsiduoda tam žaidėjui, tai tu realiai už viską turi sumokėti. Dabar turbūt keliausim prie komandos. Gal reikia keliauti prie komandos. Jo, ką, mes šią savaitę čia tave turim dėka Billie Jean King turnyro pirmos grupės, ar ne? Vakar pradėjot pasiruošimą. Kaip tas naujasis kapitonas Laurynas Grigelis, dar nelabai daug spėjai pasitreniruoti turbūt, bet kokie pirmi įspūdžiai? Jo, šiandien antra diena, bet ne, tikrai faina, man atrodo, labai gera atmosfera komandoj. Ir Laurynas, kaip ir pats gan nesenai dar baigė žaisti, tai jis viską supranta ir kaip tenai mes jaučiamės taškų mačo metu ir gali duoti patarimų iš žaidėjo pusės ir iš savo kaip karjeros. Ir jo, ir turim ir Saulių fizinį trenerį, ir Kestą, kineziterapeutą. Tai visa komanda, man atrodo, yra labai profesionali, žaidė aukštam lygiai ir taip pat dirbė su sportininkais, tenisininkais, aukštam lygiai keliavę po didelius turnyrus. Tai jo, man atrodo, turim tikrai geras sąlygas pasiruošti, o jo, Laurynas, tai man atrodo, visai komandai labai patinka ir visos džiaugiasi turėdama jį kaip trenerį ir man atrodo, bus labai įdomi savaitė ir pamatysim, kaip mums seksis. Pati jau esi vis tiek sukaupus daugiau patirties už kitas komandos narės irgi, tai būna, kad irgi pasidalini savo patarimais ar ateina paklausti jaunesnės kažko, tai kaip vyksta tas bendravimas, vis tiek tu esi rinktinės lyderė. Jo, tarkim, ten nėra kažko, kad jos vis tiek irgi žaidžia tenisą, taip pat kaip ir aš, bet jo, kartais gal iš keliavimo pusės ar ten treniruočių pusės kažką galiu duoti patarimą. Gal tu tą pabandyk, arba jo, kad pagerinti gal jų situaciją pasiruošimui turnyruose, arba jo, kažkokių patarimų galiu duoti, bet jo, man juos irgi gali duoti. Visas esame komanda, tai stengiamės padėti. Smagu būti komanda, nes iš tikrųjų, kaip visus metus realiai būni pati viena ir keliauji viena, o čia visada žmonės yra ir gali tau padėti. Tu paprašai kartais, gal gali ten tą paimti ar tą atnešti. Tarsi visos stengiamės viena kitai padėti ir tu žinai, jeigu tu negali, yra kitas žmogus, kuris gal galės padėti tau. Tai labai faina iš tikrųjų. O galim Laurynui šiek tiek dabar padėti, pasufleruot, gal jis irgi pažiūrėjęs 13 geimą. Ta kapitono pozicija tiek Deiviso taurėje, tiek Billie Jean King taurėje, tokia šiek tiek yra mistinė. Jis nei treneris, ta prasme, nes juk, ta prasme, kaip čia, geriau mušt iš dešinės ar iš kairės, jis jūsų neišmokys čia per tas kelias dienas, ar ne? Ko tau kaip žaidėjai labiausiai reikia iš kapitono? Ką jis tau mačų metu gali duoti, kur jo funkcija ar vaidmuo? Iš žaidėjo perspektyvos žiūrint. Galbūt taktinės. Patarimai kažkokie, ne? Jo, taktiniai patarimai, nes kartais kaip žaidi, pamiršti, ne tai, kad pamiršti, bet nematai iš šono, kaip kas vyksta. Ir labai padeda iš tikrųjų, kaip treneris pasako, gal tu tą pabandyk, arba jei nepatinka, kaip tu žaidi ten vienaip ar kitaip, ten aukštesnis kamuolys, ar ten gali patrumpinti, ar ten paslaisinti. Tai jo, tie patarimai yra labai svarbus. Ir man atrodo labai svarbu, tiesiog būti pozityviam, palaikyti ir aišku, labai svarbu ir iš žaidėjų pusės jam pasakyti, kokia tu esi žaidėja, galbūt kokie tau specifiniai dalykai patinka mačo metu, tai netgi tenai Klaudijai, Patricijai, Andrėjai labai svarbu irgi pasakyti Laurynui. Man taip dažniausiai atsitinka mače ir man būtų geriau, kad tu man pasakytum tą ir aną, tai nes Laurynas mūsų kaip ir nežino asmeniškai. Tai aš irgi jam pasakysiu ir treniruočių metu jau kiek kalbam, kažką pasakom.
Tai man atrodo, tas irgi svarbu, nes kiekviena esam skirtingos ir atrodo gal per treniruotės vienai, bet eini į mašą ir kiti dalykai atsitinka. Tai man atrodo, iš abiejų pusių bendravimas yra labai svarbus. Jau geriau prieš. Kai, pavyzdžiui, komandai dabar reikia, ar ne, būti, kaip sakė, yra ir pliusų, bet reikia turbūt kažkiek ir apsišlifuoti, ar ne, atvykus, nes vis tiek kiekvienas su savo kažkokiais įpročiais ir taip toliau, jūs esate vis tiek, tenise individualistai, taip sakant. Jo, turi savo įpročius, bet, vis tiek čia yra komanda, tarkim, ir fizinį darom dabar visos kartu ir tikriausiai esame įpratusios daryti savo dalykus, o vis tiek čia ir kitokie pratimai, galbūt, vis tiek kaip ateina iš kito žmogaus, tai savaime suprantama, bet ir įdomu ir manau ir gerai pakeisti, nes kaip pripranti prie tų pačių dalykų, kartais jau tokia rutina, tai smagu, man atrodo, ir gali ir naujų dalykų sužinoti, ir patarimų kažkokių kitokių gauti, tai įdomu. Ir tai stengsimės mokytis vieni iš kitų ir pasimti kažką, ką galėsim pernešti turnyrus. Pakabino vakar Grigelis Rūbiniai kokias nors 5 Grigelio taisyklės, kaip futbole būna treneriai, kad jeigu vėluoji minutę į treniruotę, 10 000 eurų bauda. Ar griežtas? Ar griežtas Laurynas Grigelis yra treneris ir kapitonas? Griežtas. Ne, juokauju. Tai kokios tos taisyklės tada, jeigu griežtas? Ne, juokauju. Ne, šiaip negriežtas, aišku. Ne, normalu, aišku, dar tik 2 dienas praėjo. Bet jo, taisyklės tokių gal kaip ir nedavė, bet galbūt, kad atiduoti viską už savo šalį ir kovoti ir stengtis, kad nebūtų ten nenorint, tiesiog iš širdies atstovauti Lietuvą. Tai man atrodo, čia tokia buvo pagrindinė taisyklė. O daugiau, kad kažkokių baudų jis mums duos. Tai nesakė. Kol kas ne. Kaip pačios tribūnos, kaip įsivaizduoji, tau yra pliusas, minusas, ne tiek dažnai tenka žaisti Lietuvoje, bet kai anksčiau tą darydavai ir, aišku, tokiame lygyje, kai jau ateina ir daugiau žiūrovų ir kur, aišku, visi serga už vieną pusę, kaip sakant, tai tau labiau čia yra pliusas, nes mes žinom, yra tenisų žaidėjų, kuriems patinka, kad kaip tik prieš juos visi sirgtų. Arba yra žaidėjų, kurios spaudžia tiesiog tas palaikymas, nes jie pratę žaisti prie tuščių tribūnų. Tai man atrodo, kažkiek, aišku, toks papildomas spaudimas, nes tu namie žaidži, bet man atrodo, kad daugiau padeda, nei kad nepadeda, nes aš ir kaip pati esu žaidus kitose šalyse ir kaip žaidžiu vietinę žaidėją ir ateina tenai daug žmonių palaikyti, tai tikrai sunkiau psichologiškai, nes kartais būna netgi pati viena tu realiai atvažiuoja turnyrą ir tau tenka žaisti prieš tą žaidėją, kuri ten ir su savo treneriu būna ir visą palaikymo komandą. Tai nėra lengva, tai manau, kad mes žaidžiam Lietuvoje ir turim savo žmonės, kurie sirgs tik už mus. Tai man atrodo yra tikrai tik pliusas. Jūs pradedat balandžio 8 Billie Jean King taurės varžybas, pirmas mačas prieš Slovenės, tada dienos pertrauka ir 10 dieną prieš Serbės. Ar žinai, ką nors apie varžovės, esi žaidusi prieš ką nors iš merginų, nes lygiai ir aš taip... Taip, man atrodo, ką jie dabar žaidė. Žaidžiau, jo. Bet tai nelabai turbūt jos galima vertinti pagal dabartinį reitingą, nes šiaip tai prieš metus. Jinai buvo ten 60. Jo. Ne, jinai tikrai gera žaidėja, bet manau tikrai įmanoma. Ir kaip aš sakiau, aš žaidžiau Slovenijai ir ten buvo jos tikrai nemažai žmonių atėjo jos palaikyti. Tai dabar nebuvo lengva. Greitai. Jo, bet aš net nežinau iš tikrųjų, ar prieš ją žaisi. Pagal Lauryną liktai jinai žais antru numeriu. Tai nežinau, dar išsiaiškinsim, bet o kitos žaidėjas tai tikrai yra įmanoma, bet įmanoma ir į kitą pusę. Tai bus labai įdomus mačai ir šansų yra prieš kiekvieną komandą. Tai tikrai galim, bet jo, nebus lengva, reiks kovoti ir vienetai ir dvejetai bus labai svarbus. Dabar turi unikalią ir puikią progą pakviesti visus sirgalius į Sebarenos tribūnas ir pasakyk, kad jums tikrai reikia to palaikymo po Vilnių. Labai kviečiu visus atvykti ir palaikyti mus, Lietuvos komanda bus labai svarbus jūsų palaikymas. Tai labai lauksim ir būtinai atvykit. Apskritai, kaip tau atrodo dabar tas bendras Lietuvos teniso paveikslas, sakykime, vis tiek jau esi jame ilgai, ar ne, daug mačas, kaip atrodo dabar tas progresas per paskutinius 5-10 metų, ar ne, turim ir jaunų talentingų žaidėjų, ir, bazę, ar ne, kuri tikrai nenusileidžia jau daugeliui, ten, sakykime, kad turi didelės valstybės, kaip iš tavo pusės viskas atrodo.
Jo, tikrai turim labai geras sąlygas ruoštis ir organizuoti turnyrus. Aišku, gaila, kad negalime šiuo metu organizuoti. Bet jo, manau, daugiausiai ko trūksta, tai žaidėjų ir tos konkurencijos, nes man atrodo, konkurencija skatina visus tobulėti ir norą laimėti ir motyvuoja labai. Bet tikėkime, kad viskas apsivers ateinančiais metais ir tenisas tik auks Lietuvoje, nes tikrai progresas matosi. Ir tarpse kortai pastoviai užimti nuo ryto iki vakaro ir kortų tik daugėja apskritai visoje Lietuvoje. Man atrodo, žaidėjų vis dar trūksta, bet mes turim tikrai visą didelį potencialą, kad jų tik daugėtų. Ir tikėkime, kad jauna karta, ypač žiūrėdama tokius turnyrus, kaip atvažiuos, tarkim, ten iš Prancūzų Garcia, nežinau, ten dar gal kažkas atvažiuos. Nežinau, ar jinai atvažiuos ar neatvažiuos. Kol kas liktai sako, kad atvažiuos, Sevastova galiausiai. Tikėkime, kad jie matys, kas tas tikras profesionalus tenisas yra ir ras motivacijos ir noro irgi to siekti ir būti čia ir atstovauti Lietuvą vieną dieną. Čia labai tavo geras turbūt paminėtas dalykas yra dėl tos konkurencijos, nes čia mes irgi dažnai kalbam apie Vilių, apie Edą, ar ne, kaip jie tarpusavį, nors jie taip oficialiai taip ir nepasako, bet turbūt vis tiek jaučiasi tas dalykas, nes ir tu pati turbūt atsimeni, kai, buvo jaunesnė, kad jeigu yra kažkoks varžovas, prieš kurį ten kiekvieną kartą susitinki, vis tiek nori nugalėti, nori būti geresnis, ten treniruotis daugiau ir panašiai. Jo. Tai tu labiau, kad tokią situaciją turėjai pati su Akvilė, galima sakyti, ta prasme, ar ne? Jūs kartu augot, kartu važiavot, kartu žaidėt ir reitinguose panašiai stovėjot. Taip, tikrai taip. Ir Edas ir Vilius, tarsi jie yra ir draugai, ir viską, bet man atrodo, jie tikrai skatina vienas kitą tobulėti ir augti ir kaip žaidėjams. Tai man atrodo, gal jiems, tipo, aš noriu būti pirmas, ar aš noriu, nežinau, kaip jie jaučiasi, bet man atrodo, viduj tikrai ir tiek Vilius, tiek Edas nori būti pirmu Lietuvoje. Bet man atrodo, tuo pačiu jie tampa ir geresniais žaidėjais, nes jie yra taip arti vienas kito ir abu turi didelį potencialą ir didelį norą tobulėti. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu ir jie tik turėtų džiaugtis, kad turi vienas kitą, nes jeigu ne, tai galbūt aš čia vis tiek pirmas. Taip. Bet man atrodo, tas skatina tobulėti ir yra labai svarbu. Kaip ir kalbėjom apie Čekiją, tarkim, jos turi dabar begalę jaunų žaidėjų, tai ir man atrodo, ta konkurencija yra labai didelė ir jas tas skatina irgi. Aš kaip tik gyvas apdėtas pasakysiu, kad pirmą laimėjo, gal bus. Taigi norėjau jums padovanoti po šypseną. 7-6, klasika. Taip. Nu ką, tai Billie Jean'e mes visų laukiam. Va tiesa, Ostapinką mes užsiminėm, ar ne? Aš galvoju, tu galbūt esi prieš ją kokiuose junioruose žaidusi, nes jūs ten panašaus... Esu žaidus ten žiauriai daug kartų. Ar galėjai patikėti, kad jin yra būsima Grand Slamų čempionė? Matėsi tuo metu? Ar Grand Slamų čempionė? Negaliu pasakyti. Aišku, pas ją charakteris toks visada buvo nuo pat mažens. Tai man atrodo, vien tik dėl to charakterio savo jinai sugebėjo, tapti Grand Slamą čempionu. O charakterį, ką tu turi menį? Užsispyrus, pikta, ambicinga labai. Ambicinga. Jo, man atrodo, visi tie žodžiai gali ją apibūdinti. Ir negaliu sakyti, kad jin ten buvo pati talentingiausia ir taip toliau. Bet jo, pas ją charakteris tikrai norėjo, man atrodo, būti geriausia. Ir... Jo, tai ir jinai sugeba išsilaikyti visus tuos metus topė gan visada. Tai tikrai smagu, kad Latvija irgi sugeba turėti tokio lygio žaidėją. Dar galbūt apie universitetą man visai įdomu būtų pakalbėti apie tuos... Skrendam į Ameriką. Kaip apskritai atrodo sąlygos Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip manai, kokie yra pliusai važiuojant, nes dabar daug yra tų sporto šakų, ten, pavyzdžiui, krepšinį, NCAA jau pradeda uždirbti labai didelius pinigus, ar ne, ir jau daug vilioja iš Europos, jau beveik visi jaunieji važiuoja, ar tenise kažkas panašaus vyksta, kiek tavo nuomonė to klausimu? Tarkim, tenisas nėra tokia didelė sporto šaka universitete kaip krepšinis ar tenai amerikietiškas futbolas, ten vis tiek negeneruoja tokių didelių pinigų kaip krepšinis ir amerikietiškas futbolas. Bet ačiū tiems sportams, tenisas gauna vis daugiau ir daugiau finansų,
tenai irgi pritraukti netgi žaidėjus Europos, netgi kurie jau tenai žaidžia WTA turnyruose ar ATP ir jie netgi jiems siūlo finansišką pagalbą ir kad tipo, jie galėtų pagerintas stipendijas, ne vien tik gausi stipendiją, bet jie dar tau papildomai sumokės tenai kažkokią sumą, kad tu vien tik pas juos atvažiuotum ir sužaistum bent jau semestrą. Tarkim, netgi žinau kelias žaidėjas tenai iš Kanados ir man atrodo dar yra daug, kurios net neplanavo važiuoti koledžo, bet jos jau buvo 300 ir jom pasiūlė tenai žaisti tik semestrą, po to jeigu jos norės, galės pasibaigti karjerą, bet kada ten koledže pabaigti universitetą bent. Ir tik atvažiuoti sužaisti ir jie gaus papildomai pinigų ir turės va šitą galimybę. Tai jo, o pliusai Amerikoje tikrai turi visas sąlygas, treniruotis tenai, viskas yra už tave padaryta. Turi 2 trenerius, fizinę trenerį, ten gali tenai turėti ten psichologą, ką tik nori, realiai ten daktarus, viskas nemokamai, tik reikia norėti to pasinaudoti, nes jeigu atvažiuoji ten ir labai lengva iš tikrųjų nukrypti nuo viso to profesionalumo. Įeiti tą amerikietišką gyvenimą. Taip. Studentišką. Jo, studentišką gyvenimą, nes tikrai yra daug pagundų tenai, vakarėliai ir taip toliau. Tikrai tas egzistuoja Amerikoje, ypač dideliuose universitetuose. Tarkim, mano universitete buvo... O tu buvai kokiam universitete, primink mums? Kentucky universitete. Ten, nežinau, ten apie 50 000 studentų. Tai ten tie kampusai ir belenkiek žmonių. Tai jo, bet turi visas galimybės, po to priklauso nuo tavęs, kiek tu norėsi to. Nes treneriai visada ten bus ir tu galėsi tuose kortuose žaisti, kiek tik norėsi. Viskas yra padaryta tau, ten kineziterapeutai irgi tu, jeigu tik nori, gali pas juos eiti, daryti visokias procedūras, ko tau reikia. Bet jo, priklauso nuo tavęs viskas. Galiausiai turbūt pats išsilavinimas, galimybė įgyti išsilavinimą. Jo, aišku, iš pradžių viskas atrodo labai daug, nes nuo pačio ankstaus ryto iki pačio vėlaus vakaro esi užsiėmęs, ten treniruotės, paskaitos, po to tenai mokytojai papildomi, po to individualios treniruotės fizinis. Tai tikrai, iš pradžių taip, o Dieve, visada žiauriai pavargęs jauties, bet po to pripranti prie to ir viskas patampa normalu. Bet, aišku, yra ir rizika, kad gausi traumą, labai dažnai atsitinka koledžuose ir treneriai dažnai netgi stumia, tave vis tiek žaisi, netgi nustumia tenai, tarkim, nes yra 6 vienetai, per vieną susitikimo metu žaidžiami. Čia prieš kitą universitetą, ne? Tarkim, tave pastato, tarkim, 5 ar 6 numerį, nors tu paprastai žaidi 1 ar 2 ir jie žino, kad tu vis tiek netgi tipo traumuotas, tu vis tiek sugebėsi laimėti. 5 numerį. Bet tuo pačiu laiku tau ta trauma tik blogėja. Tai realiai tu tik gadini savo sveikatą. Bet priklauso nuo vietos, kur važiuoji ir kaip važiuoji, labai svarbus trenerių požiūris, nes vieniems svarbu tik tai laimėjimas ir viskas, o kiti, jiems svarbu ir sveikata, tai svarbu pasirinkti gerai. Ką tu baigėjai, kokius mokslus Amerikoje? Aš studijavau kaip, tai angliškai sakysi, Business, Hospitality Management and Tourism. Tai čia kaip verslas, vadyba ir turizmas. Viešbutį galėtum valdyti. Jo. Jeigu norėčiau. Nežinau, ar kažkada dabar norėsiu. daug logistikos dar išmokai, žinai, kaip keliauti. Jo, dabar tikrai. Tai kelionių agentūra grėsia. Jo, tenisininkai tai jo, yra patys savo tie, kaip pasakyti, kelionių agentai. Taip. Labai gerai. O kaip pats lygis? Kada pigiau bilietai, taip mes palaidos paklausime. Jau geriau už agentą. Kaip pats teniso lygis Amerikos toj studentų lygoje, ta prasme, nes aš, iš tų pavyzdžių turbūt galim suprasti ten krūvatų amerikiečių, kurie pradedantys nerių ir taip toliau, jie ten yra iš tenai atkeliavę, Bleikas ir panašiai. Tai tas lygis, reikia suprasti, tikrai neprastas? Ne, tikrai nėra prastas. Aišku, tų universitetų Amerikoje yra labai daug. Ten beveik ant kiekvieno kampo ten yra koks nors universitetas. Taip. Bet aišku, yra ir tos didelės konferencijos, kurios turi tikrai aukštą lygį ir didelį biudžetą, kur gali skirti lėšų, kad palaikyti ir padėti žaidėjams, netgi išsiveža į profesionalius turnyrus, kad kaip pasakyti, semestrų metu galėtų dar žaidėjas netgi gauti reitingų, užsidirbti taškus. Tai priklauso nuo programos. Tai svarbu labai pasirinkti, kad būtum
aukštam lygi, aukštoj geroj Ar konferencijoje. turėjot gerą komandą? Aš turėjau gerą komandą, tikrai. Tarkim, viena žaidėja dabar jin yra top 50 dvejetuose ir jau, nežinau, kokius 5 metus taip solidžiai stovi ten. Tai jo, buvo ir kitos žaidėjas, bet kai kurios nusprendė baigti sportą, tiesiog mokytis toliau, tiesiog dirbti ir viskas. Bet nuo motyvacijos labai priklauso, bet jeigu nori, manau, tikrai įmanoma puikios sąlygos, ar ne? tęsti karjerą. O kas nors iš, nežinau, teko gal su kuo nors žaisti iš varžovių toj studentų lygoje, kas dabar čia kokiuose nors Grand Slamuose sėkmingai žaidžia, ar kokių nors garsių pavardžių? Jo, nežinau, ar žinot, yra tokia žaidėja amerikietė Peyton Stearns, jinai yra top 100 ir jo, jinai žaidė už Texas University ir jinai žaidžia tikrai labai gerai ir jo. Bet yra tikrai labai daug, ypač ir mano konferencijoje yra Australija viena, kuri irgi buvo 150, dabar 200, taip pat sviruoja reitingas. Kaiminė. Bet man atrodo, Australija. Reitingo kaiminė. Ai, reitingas. Jo. Jo, bet yra tikrai daug, dabar tik daugėja, man atrodo, ir visi nori vis labiau, man atrodo, važiuoti nebebijo taip kaip anksčiau. O tau tas pasirinkimas, sakykime, tu žaidėjai, jaunius, tikrai žaidėjai sėkmingai, aš dabar nepamenu, koks tavo reitingas buvo aukščiausias, apie 30 turbūt, koks nors ten, 20 pabaiga. 40, jo. Taip panašiai, ar ne? Žaidėjai jaunių Grand Slamuose, tas pasirinkimas Amerika ar bandyti pro? Sunkus buvo, lengvas ir kodėl Amerika galiausiai nusvėrė? Čia finansai lėmė, dar kas nors? Nebuvo lengvas sprendimas, iš tikrųjų buvo labai sunkus, nes turėjau ir trenerę, kuri tikrai man skyrė laiko ir norėjo, kad aš tęsčiau karjerą. Tai čia apie Šiaulius tu kalbėjai? Jo, tai buvo labai toks iš mano pusės didelis žingsnis, kad aš norėjau išvažiuoti. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad aš nepabijojau ir išvažiavau. Nes, aišku, tuo metu mano karta labai daug kas važiavo į Ameriką, vat būtent iš lietuvių, nes mūsų gan nemažai buvo. Ir ten broliai, Tverijonai buvo išvažiavę, ten ir Mantas. Tai aš mačiau juos kaip pavyzdį, ir kurie išvažiavo. Ir aš nebemačiau savęs Lietuvoje, kad aš galėsiu taip tobulėti. Jo. Tai aš labai džiaugiausi, kad galėjau išvažiuoti ir nesigailiu tuo sprendimu visiškai. O nebuvo pavojaus, kad po universiteto tu negrįši į... Tikrai žinojai, kad po universiteto baigsi studijas, ar ne, čia žaisi, treniruosies visą kitą ir dar bandysi tapti teniso pro? Ką ir padarėjai? Nežinojau. Iš pradžių pirmus 2 metus galvojau, gal aš iš vis po to tęsiu mokslus, tiesiog gausiu darbą, dirbsiu paprastai ir, kaip paprastas eilinis žmogus. Bet 3 metus nusprendžiau, kad vis dėlto eisiu pro ir jo, ties to koncentravausi ir viską žiūrėjau rimčiau ir į tą treniruočių procesą ir stengiausi daryti papildomai, kad kai pabaigsiu jau studijuoti, iš karto jau būčiau pasiruošus, kad nebūtų taip, kad pabaigsiu ir tik tada pradėsiu ruoštis. Tai jo, tai toks buvo sprendimas, kurį priėmiau ir... Turbūt labai daug kas, galima taip sakyti, rezumuojant, priklauso nuo tos tokios vidinės motyvacijos, ar ne? Kai tu ir turi suprasti, ar tau patinka tas toks gyvenimas, kaip sakai, ant lagaminų, nes yra žmonių, kurie nemėgsta tiesiog ten, pavyzdžiui, tiek daug keliauti, ar ne? Tikrai nėra lengvas. Nebūtinai taip. Jo, nuo motyvacijos tikrai labai daug priklauso ir nėra lengvas labai šitas gyvenimas, tai man atrodo, ne visi gali tai daryti, bet tuo pačiu tu supranti, kad tai nesitęs visą gyvenimą ir tu turi tą galimybę padaryti dabar arba niekada. Tai irgi apie tą galvoju. Jo, sakau, patirtį turbūt, kuri irgi paskui gyvenime gali daug kur padėti. Jo, taip, ta prasme, irgi šita patirtis, ne visi žmonės, netgi ir norėdami, gali ją turėti. Tai jeigu yra galimybių, manau, kad tai tikrai buvo geras šansas ir tikrai nesigailiu, kad taip nusprendžiau ir man atrodo, man tai visada bus ir padės ateityje. Jūs tenisas šiaip yra tavo darbas, aistra, hobis. Jeigu reiktų kokį nors vieną žodį išrinkti apibūdinimui. Viskas kartu, nes visko būna ir
tenai kaip gerai sekasi, atrodo, oi, kaip man čia viskas gerai. Bet būna, aišku, kaip Būna, atrodo... kad nenori žiūrėti raketę. Būna ir nuovargis atsiranda, ir tos kelionės, ypač metų pabaigoje, jau atrodo, jau viskas atrodo psichologiškai jau visai išėjus iš savęs, bet atrodo, dar reikia tų taškų ten dėl Australijos ir taip, tai dar vieną turnyrą važiuoji, nors atrodo, jau visiškai esi pavargus ir važiuoji ten jau tiesiog, kad beveik atbūt tą mačą. Nu, nėra taip gerai, bet tai būna kartais. Tai jo, tenisas ir darbas, ir aistra, ir viskas kartu sudėjus. Bet man atrodo, tai normalu, kai tu kiekvieną dieną realiai... Visiems taip būna turbūt. Tai normalu, Europose tikrai ateina daug žmonių, kurie tik kartais tik atbūt. Taip. Normalus dalykas. Ką mes čia daug temų visokių palėtėm įvairiausių, ar ne? Aktualijų visiškai neaptarėm, bet gal netam šitas 13 geimas šį kartą... Šį kartą aktualijos bus didžiausios balandžio 8 ir 10. Taip, 8-12 dienomis, bet vienas dalykas vis dėlto man labai įdomus, gal jis Lietuvoje mažiau dėmesio sulaukia, bet ta teniso profsąjunga vadinamoji su Džoku prieš akį ir jų teisminiai ginčiai su ITF, ATP, WTA. Ką tu apie tai galvoji, ta prasme, nes tų nuomonių žaidėjų labai įvairių buvo, nuo visiško palaikymo iki visiško nepritarimo, ta prasme, ir sakymo, nesuprantu, apie ką jūs čia ir taip toliau, ar seki tuos dalykus, ta prasme? Jo, ta prasme, nėra ten, kad aš ten jau specialiai ieškau, bet vis tiek jie visur juos matai, tai aš, man atrodo, kad pritariu visam tam, nes man atrodo, tai yra labai svarbu, kad tenisas eitų į priekį ir kad nebūtų galbūt naudojami žaidėjų tenai nuotraukos ir man atrodo, tai labai svarbu, ypač moterų tenise, nes tarkim, challengeriuose pas vyrose viskas yra apmokama ten, o pas moteris tik tais nuo WTA turnyrų ir tai jos gauna tik vieną kambarį, o vyrai gal net 2 nemokamus kambarius, tai iš karto gali ten trenerį atsivežti nemokamai. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu, kad žaidėjai gautų tik geresnės sąlygas, ypač žemesniam lygiai, ten tarkim nuo 400 ATP ar WTA, ITF turnyruose, nes tikrai kartais nelengva atvažiuoji į turnyrą ir tavęs nei kas pasitinka, tu turi pats tenai nusigauti kažkur net kažkokį kaimelį kartais, kad žaist ten tą savo mačą, tenai kamuoliai visur skirtingi būna turnyruose ir kartais tai įtakoja traumas, tai man atrodo tikrai svarbu, kad tenisininkai kalbėtų apie tai garsiai ir kad visi žinotų, kad kaip yra iš tikrųjų iš vidaus, o ne visi tik matytų tenai Grand Slamų turnyrus, centrinius kortus ir tuos geriausius žaidėjus. Taip. Ir aišku, kurie žaidėjai topiniai gal to nemato, nes jie visada pradėjo beveik nuo didelių turnyrų ir galėjo ten išlikti. Tai jie nesupranta gal to, bet man atrodo irgi labai svarbu, kad tokie žaidėjai kaip Djokovic'us, kad kalbėtų apie tai, nes jie yra tie žaidėjai, kuriuos visi mato, visi seka ir klauso, ką jie sako. Tai jo, man atrodo, tai yra svarbus žingsnis ir svarbu, kad visi žinotų ir girdėtų. Jau, čia gerai pagalvojus, tai ten, žinai, nuo tų topinių nuimk ten po porą ar 3 milijonus, kuriuos jie ten per karjerą uždirbo, bet tu padarink ten tiem kitiem, kas yra šiek tiek toliau jiems. Aš suprantu, siekis yra nuimti ne nuo topinių žaidėjų, nuo turnyrų organizatorių porą ar trejetą. Nes tarkim, kažkur ten buvo parašyta, kad futbolas gauna, tarkim, 100% pinigų ir jie ten beveik 70% atiduoda žaidėjams, o tenisas liktais ten 17% visų pajamų atiduoda žaidėjams. Tai koks skirtumas? Nes svarbiausias, aš mačiau, kad svarbiausios didžiausios Amerikos sporto lygos NBA, beisbolo ir amerikietiško futbolo, ten viskas sukasi apie 50%, taip pat Anglijos futbolas, Premiershipas apie 50%, o tenisas berods su 14% yra visų pajamų. Tie procentai yra žiauriai didelis skirtumas, jeigu bent jau 10% jie duotų į tuos mažesnius turnyrus, investuotų ten į transportą, į ten geresnės sąlygas, nemokamą viešbutį, tai tikrai pakeltų lygį ir apskritai, kaip žaidėjai patys jaučiasi tuose turnyruose. Pabaigai toks vienas dar dalykas, paminėjai čia kamuoliukus visai netyčia, ta prasme, čia Hebra pasiniu metu dažnai šneka, kad dabar vėl neatsimenu, kažkas iš profų sąjo, kad aš dabar turnyrus renkuosi ne pagal dangą, o pagal kamuoliukus. Jie tikrai taip skiriasi? Jo, tikrai skiriasi labai.
Ir labai svarbu kartais atrodo, sakau, kad va ten nevažiuos, nes ten tokie kamuoliai man nepatinka. Tarkim, Slovenijoje, kaip žaidžiau prieš savaitę, tenai buvo Australian tie Open kamuoliai, Dunlop, bet ten ne tokie pat kaip Australijoje žaidžia. Tiesiog užklijuotas. Jo, aš nežinau, gal jie tenai gamina kokio kitoj šalyje, bet jie labai patampa dideli ir tokie kaip akmenis, tu juos įmušti neįmanoma. Neįmanoma įmušti ir muši ir tas kamuolys ten nelėkia, arba jeigu ten iš vis, tarkim, stygų net netempi, nejauti skirtumo. Tarkim, man asmeniškai aš turiu turėti naują raketę nusuvertą kiekvienam mačui, o tenai prisimenu pralašiau vienetus ir netempiu savo raketės 2 mačams, 3 sekančiam mačams, 3 dienoms ir aš net nejaučiu skirtumą. Visiškai atrodė lygiai taip pat ir tie kamuoliai, tikrai tragiški. Ir netgi antrą savaitę, kas žaidė, tai viso žaidėjas tenai, pusė užsiteipavusius pečius, nes, dėl kamuolių. O čia su kokiais žaidžiam? Joneksu. Ar tinka? Man šiaip geresni nei Slovenijoje, tikrai. Tikrai. Tai... Netgi sakiau Laurinui, kad tie kamuoliai po Slovenijos, tai tikrai gerai jaučiasi, bent jau lekia tas kamuolys. Tai ir palinkėsim turbūt, kad liektų. Kiek tu raketę tempi? Maždaug. 25-24 kg. Taip dažniausiai, bet kartais irgi priklauso nuo kamuolių ar nuo aukščio. Tarkim, Bogotai, dabar kaip kalbėjom apie WT, ten yra 2000 metrų aukštis, tai tenai žaidėjas, įsivaizduoju, tempia kokiais 3 kg aukščiau. Jo, tai priklauso nuo kamuolių, lauke, viduj, bet taip vidutiniškai 25-24, taip, jeigu viskas tvarkoji. Tai ką, mums belieka pakviesti visus turbūt į Seb areną, pažiūrėti, kaip Justas Joneksai lekia nuo raketės, kuris sutempta 25-24 kg tempimu. Juste, ačiū tau labai, mes labai tau linkim Grand Slamų kvalių ir iš kvalių pagrindų. Nepamiršk pažado apie WTA kvalifikacijas ir pagrindus, nes labai norisi tave ten pamatyti. Ir kitais metais pakviesim jau, kai bus nauji tikslai. Taip, formuluosim naujus tikslus. Ačiū tau labai. Pasikvietė, ačiū, buvo labai malonu. Ką, tai iki pasimatymo visiems Seb arenoje. Kitą savaitę pažiūrėsim, kaip mūsų merginos kaunasi dėl bilieto į aukštesnę Billie Jean King taurės grupę. Iki. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.